Pas mane vienas labiausiai žinomų Fitline produktų, kurie iš tikrųjų jie su juo labiausiai yra išgarsėję, tai Activize Oxy Plus. Šitas produktas skirtas greitai energijai. Aplamai Fitline produktai yra ūminio veikimo, tad mes galime pajusti didžioji dalis iš tų produktų poveikį iš karto. Lygiai taip pat ir su šito energijos, sakyčiau, užtaisu, kuris pats asmeniškai naudoju rytais, bet daug sportininkų naudoja prieš sporto varžybas dėl to, kad jis yra prisotintas deguonies. Jeigu mes lygintume su kava ar kitais energetiniais gėrimais, kur visų pirma suveikia kofeinas, po to cukrus ir po to galiausiai jis labai greitai išsiblėsta. Šiuo atveju Actimizas, jisai greitai duodantis energiją, tačiau palaipsniui jisai eikvoja. Viduje yra kaušelis ir rekomenduojama 1-2 kiaušeliai. 3 ar didesnis kiekis gali sukelti tokią kaip reakciją. Visas išrausti, pradeda dilčioti, išrausti, nes deguonies nueina iki pat kapiliarų ir automatiškai gaunas taip, kad pirmą kartą gali būti atsirasti nepatogus diskomfortas ir nesusipratimas, kaip čia kas vyksta, bet visi tai pajunta tą efektą. Šiaip iš tikrųjų, aš pirmą kartą, kai šitą naudojau, tai irgi žiūrėjau skeptiškai, bet gavos taip, kad visas tik išraudau po 15 minučių ir galvoju, kas čia daros. Tada mane nuramino, sako, viskas yra gerai, nes toks turi būti poveikis ir rekomenduojama vienu truputėlį mažesnį kiekį, kad nebūtų to, sakykime, viršito savo organizmos deguonies normos. Šitas produktas yra nerekomenduojamas nėščiosiom ir vaikam, tai šitą reikia atkreipti dėmesį. Pastebėjimai. Antioksidantas gerai sveikatai palaikyti. Padeda organizmui metabolizuoti angliavandenius, riebalus ir baltymus. Normaliam augimui ir vystymuisi, formuotis audiniams, formuotis raumenims ir formuotis raudoniesiems kraujo kūneliams. Išvengti biotino, niacino. Noriu pabrėžti, kad tai yra maisto papildas, ne vaistas, tad jį naudoti reikia atsakingai ir jis nėra keičiamas vietoj kitų maistų.